Sveiki, mano vardas yra Simas, studijuoju renginių inžineriją, jau su šiuo metu antram kurse. Tai kas pagrindė, mano studijas eina tai, kad aš mokinuosi garso ir šviesų inžinerijos, bet trečiam kurse planuoju perėti pilnai prie šviesų inžinerijos. Bet kas čia faino šitas studijas yra tai, kad išmoks, ne tik, kad tu nori specifiškai, bet ir yra bendros studijas, kad kaip eina kaip ir audio inžinerija, ta pati sienos konstrukcijos inžinerija. Sakant, labai gali bendrai savo tą žinių ryšį, žinių akiratį praplėsti. O taip dar taipogi, kol studijavau, atradau netgi kelis naujus hobis. Mano dabar pagrindinis naujas hobis yra tai, kad užsiminėjau alpinizmu. Niekada nemaniau, kad tu užsiminėsi, bet nuėjau universitetinį klubą sporto ir ten manas pažindino, dabar užsiminėjau pusiau profesionalių laipiojimų alpinizmų. Ir taipogi irgi toks vienas įdomus faktas buvo tai, kad irgi per draugus universitete atradau mažą meilę hobį botanikai. Tai ir nesitiko niekados, kad užsiminėsi botaniką. Dabar pas mane namuose yra mažas sodas, kur aš auginu tulpes. Toks buvo labai įdomus nuokrypis nuo mano dabartinių hobių. Tai universitetas atvėrė labai tikrai daug naujų minčių, idėjų ir tikrai daug naujų pažinčių.